Jeigu pirmasis Don Juanas merginai pasakoja apie drugelius ir debesis, šis, nusiteikęs agresyviai ir gražuoliai, bandys padaryti įspūdį užsimovęs boksininko pirštinės. Tik atrodo, kad šmaikštusis liežuvis, kuriuo Andrius taip pasitikėjo, prilipo jam prie gomurio. Labas. Labas. Aš Rima. Aš Andrius. Malonu. Prašom. Reveransas, kas buvo matyti. Man atėjus į pasimatymą, vaikinas net nepasisveikino, nesugebėjo pasisveikinti. Jis man pasakė, na ir. Toks jausmas lyg aš jį būčiau pasikvietusi į tą pasimatymą. Na ir. Ir ne. Ir. Šito aš nesakiau. Kaip gyvena šitą panelę? Nieko gyvenu. Gyveni? Kaip matai. Nu jo matau. Dieve mano, kaip tu įėjai, božamo, iš tikrųjų neįėjai, o įplaukė iš tikrųjų. Labai good, nice, man patiko. Vaikinas kalbėjo labai prastai, man taip nepatiktų, kad su manim taip šnekėtų. Jis gali taip kalbėti, kaip jau kartosios su savo draugu, bet ne su manim. Ir labai daug angliškų žodžių, labai daug barbarizmų, visokie žodeliai chew, so, nice. Kodėl tu taip keistai kalbi? Aš keistai? Nejau gerai, baigti. Aš labai nuoširdžiai ir nekeistai tikrai. Ar to pasirodė keistai? Tavo šnekėjimo manieros kažkokios įdomios. Kokios? Net nežinau. Kokios įdomios? Net nežinau. Apibūdink. Jeigu tai pasakei, reiškia, žinai. Nežinau, bet kažkaip keistai kalbi. Keistai? Ne, keistai. Pasiūlyk išgerti. Žiūriu, turi labai daug auskarų. Jo, turiu. Čia jau nepatinka, ne? Kai pamačiau merginą, graži, simpatiška, grožis tikrai paliko didelį įspūdį, kad labai dėl panelės, tai tikrai labai... Žinai, kad aš turiu tokią dovanėlę. Turi man dovanėlę? Nu, labai įdomu. Jau įtari turbūt. Kaip? Jau turbūt įtari. Ne, įtariu. Nu, kadangi turi labai daug auskarų, tai gal dar vieną norėtume susekti. Dabar, tipo? Aš. O, wow, ačiū. Pabandyk į spenelį įsisekti. Jo. Spenelį įsisekti. Afigenai. Nejaus. Ir kaip atrodo? Visai nieko. Good, nice. Kai jinai užsiminė apie mano Oskarus, sureagavau labai šiltai, tikrai neužsigrūdinau. Nes čia yra mano skonis, mano stilius. Jeigu man tai nepatiktų tai, ką aš darau, tai tikrai būčiau be Oskarų. O tau tikrai gražu mano Oskaras čia, ne? Labai. Gražu? Tu sakai nice. Rimtai? O gal čia gražiau būtų? Matė. How are you? Good. Tai va. Tai gal kalbėkim tada angliškai, jeigu taip kas? Ne, baig. Aš tik tais 3 žodžius moku angliškai. Galim rusiškai pakalbėti. Galim ir rusiškai, bet gal geriau. Sakai, gėda? Rusiškai kalbė? Kodėl gėda, gyvenam Lietuvoje, tai kodėl reikėtų kalbėti O kodėl angliškai? Tiesiog pasiūliau, kadangi tavo žodžiai. Ai, gerai. Supratau. Tada šnekam lietuviškai. Jisai pasakė, kad jis angliškai moka vos tos kelius žodžius. Tai iš tikrųjų, nu kam kalbėti, kam gadinti lietuvių kalbą. Tai vat noriu paklausti, ar daug turėjai čivakų? Čivakų, nu kaip tu kalbėsi? Bičių. Žinok, dar vienas toks žodis, aš apsisuksiu ir išeisiu. A, ne? Rimtai labai įžeidžia tave? Neįžeidži, bet nu tiesiog kalbėkim lietuviškai. Gerai, aš lietuviškai kalbu. Gatvės kalba, sakai. Duok jai piršinę, kad tau duotų. Bičias tau ta prasme nesuprantama. Gerai, vaikinas. Aš suprantu, bet tai kaip skamba bičas, čivakai. Bičas, nu, aš esu bičas iš tikrųjų. Ir aš taip manau, o ne berniukas. Tai yra kitas žodis, pavyzdžiui, vaikinas yra vyras. Vaikinas. Nu, čia jūs panelės taip vartojat, o mes vartojame visai kitaip. Žodis čiuvakai yra labai plačiai naudojama. Ir tikrai neturiu nei vieno draugo, kuris man kaip draugas sakytų, kad vat, čia vat vaikinas.
Aš esu reiveris bičias, aš higienas. Tu manai, kad tu esi Ir higienas? moku šokti breiką. Pašok. Pašokti breiką labai nori. O tai. Tai žinoma. Gerai. Ok. Spraktelt pirštais ir sakyk muziką. Tikrai nori. Prašom. Šiaip esu mačiusi kiek iš filmų, kad kaip yra šokamas breikas ir šiaip gatvėje, klubuose, tai įspūdžio kažkaip nepaliko, nors jis ten, galima sakyti, pasigyrė, kad jis moka šokti, bet aš to nepastebėjau. Tas pasišokinėjimas čia vadinamas breiku? Jo. Tipo nieko gero, ne? Čia mano naujas Tipo jo. stilius. Niekas taip nešoka. Gražu, gražu. Viskas gerai. Meluoji, matau iš akių. Na, matai. Meluoji, Moka meluoji. geriau. O gal tu moki geriau? Na, aš nemoku. O šiaip patinka šokti? Patinka. O ką manai apie tokį sakinį pienas nuo lūpų nenudžiūvęs? Pienas nuo lūpų nenudžiūvęs. Tai tu taip galvoji, kad man taip ir yra, ne? Per pasimatymą aš visą tai sušokau, nes galvoju, kad aš galiu šiuo momentu prisiminti tai, ką aš anksčiau dariau, bet dėja taip nebuvo. Tupi kiškis po sniegu, ten jiems šilta ir smagu, kiškio ūsai nukirpti ir į pusnį sukišti. Gerai ar ne? O pats gal galėtum kažką sukurti, nes nemanau, kad čia pats sukūrei. O tu girdėjai, kada nors, kur nors eilėraštį tokį? Panašu labai. Kur? Internet. Gerai. Jeigu girdėjai panašų, tai labai norėčiau išgirsti. Man paklausė, ar jis yra kūrybingas ir pasiūlys per vieną minutę sukurti eilėraštį. Jisai greičiausiai prisiminė kažkokį eilėraštuką iš paprasto interneto ir tiesiog jį pasakė. Galiu iš tikrųjų pasitelkti savo fantaziją. Tad prašau padovanoti bokso pirštinę. Ne padovanoti, o dovanoju tau bokso pirštinę. Ir iš tikro, už tai aš, kad buvau blogas, gali man duoti į snukį. Gerai, duok, rimtai. Atsiklopė, žiūrėk, šaunuoju, romantikas. Gerai, nieko tokio. Romantikas, Tikrai pradžioj prišnekėjau tokių dalykų kaip davai ir ten taip toliau. Tad išpirdamas kaltę, tikrai prašiausi, kad man duotų snukį. Aš rimtai biškį ploktelį. Kaip mergina gali suduoti vaikinai su bokso pirštinė dar pirmo pasimatymą, tai yra kažkas, tai yra absurdas. Ar tu mokai elgtis su panelėmis, su merginomis gražiai? Moku. Paprašyk, kad pamokytų. Kad parodyčiau, aš tau noriu, kad parodyčiau. Paprašyk, kaip gražiai su panelė, matė, įkalė iki dugno. paprašyk, kad jinai pamokytų elgtis su panelėmis. Pasigailėk manęs už tai, kad aš blogas buvau. Tikrai labai labai atsiprašau. Net nežinau. Labai noriu, man to reikia. Aš labai noriu, kad trenktų man į snukį. Aš manau, kad išpirksiu savo kaltę. Manau, kad pirštinę jisai tikrai gerai išnaudojo, nes kadangi nieko kito gudriau nesugalvojo, jis ant to padarė visą tokią programą, kad aš manau, kad Rima, šito pasimatymo nepamirš visą gyvenimą. Labai malonu buvo iš tikrųjų. Sorry. Tikiuosi nesupykai labai stipriai. Į žandą pamėgink į žandą pabučiuoti. Viso gero. Visą.